Gražu iš karto, bet ar sveika ilgam? Tiesa apie wow efektą kiekvienos moters ir vyro atžvilgiu. Ateiname dalintis ir pabendrauti su tavimi, su Jurgita, ir tęsime savo podcastų ciklą. Tiesa apie grožį. Tai wow efektas. Tikrai žinau, kad kiekviena iš mūsų esame jautusi. Esame patyrusi ir esame tiesiog nusivylusi. Ir kodėl kai kurie produktai ir procedūros suteikia labai wow efektą. Jie tiesiog ir pamaskuoja, ir palygina, ir suteikia blizgesio, ir mus pagražina, ir mes tuo metu taip mėgaujamės. Plaukas apgaubtas silikono, blizga, žėri. Wow efektas, mes esame laimingos, bet grįžusios namo mes pajaučiame, kad visgi ne taip ir gerai, ne Jurgita, esi ir tu pajutusi tokį efektą anksčiau. Ir klausimas tau, vat mūsų sekėjoms, parašyk į komentarus, ar esi jautusi wow efektą, ar esi jautusi nusivylimą, ar tikrai buvo taip, nes aš esu girdėjusi ne vieną kartą, kad tas wow efektas paskui subliuškina viską. Šiandien norim pakalbėti ne apie stebuklus, bet apie tai, kaip iš tikrųjų veikia mūsų odą ir plaukus tas wow efektas. Ir mano rankose yra edukacija. Norėsim ir edukuoti, ir paaiškinti. Kadangi mes ir naudojame, ir dirbame su augalų pagrindu kurtais produktais ir labai ryškiai matome skirtumus, pokyčius, kiekvieno emociją ir labai svarbų momentą. Kodėl tai įtakoja mūsų kiekvieno emociją. Bet kai žinai, kas veikia ir kaip turi veikti, tada tu būni ramus. Jurgita, kodėl momentinis efektas taip veikia žmonės? Labą dieną visų pirma, visi ir visos. Labai nepasveikina. Jo, taip, aš apie tai labai irgi esu susimaščiusi, nes pati tikrai kažkada irgi žavėjausi, gerėjausi tuo wow efektu, bet nuolat iškildavo tų tokių klausimų, ar ne, kodėl mano plaukai ten neauga ilgiau negu, sakykime, liemenuko užsegimo linijos. Kodėl mano plaukai po kirpyklos, grįžus namo, po pirmo plovimo, jie vėl yra pasišiaušę ir nebemoka aš su jais susitvarkyti. Kodėl man, kaip pasakyti, kirpyklai kirpėja nukerpa, sušukuoja, yra wow, grįžtu namo, man nei tas kirpimas gražus, nei vienas plaukas į kairę, kitas į dešinę. Tai kol aš nesigilinau į tai, daug metų to nežinojau ir, tiesiog priimi, kodėl, atsakymų negauni ir kaip sakant, važiuoji toliau. Tai neveikia produktas, jo. Taip, aš, pavyzdžiui, asmeniškai apie produktus, kad ten veikia, neveikia, net tokių minčių neturėjau. Aš kaltindavau savo plaukus, kad mano plaukas toks ir kaip sakant, visą tą sužinai, labai gaila, bet tik po 40 pradėjau tai sužinoti. Ir kaip sakant, kuo toliau, tuo labiau. Tai kodėl žavi tas wow efektas? Nes mes visi norim greitų rezultatų. Aš pati taip pat irgi. Tikrai patinka tas greitas rezultatas ir tikrai būtų labai smagu, kad eitų, pavyzdžiui, per 4 dienas numesti 3-4 kilogramus. Iš tikrųjų, jo, būtų labai fainiai. Bet dėja taip nėra ir iš tikrųjų tu, Jurgita, kaip pasakyti, apie tai jau gilinies ir žinai daug seniau negu aš. Tu turbūt šitoj srity, kas liečia natūralią kosmetiką, natūralius produktus, tu toj srity jau gal kažkur 4 metai ar 5 metai. 4 metai, ar ne? Aš, sakykime, čia sukuosi dar kažkur apie metus, kaip giliai einu, nes man jau senai rūpėjo, sakykime, sveiki produktai ir tikrai mano aplinkoje aš labai pasidžiaugiu, kad yra tokių kirpėjų, kosmetologių, kurios atsižvelgia į tą natūralumą produkto, ar ne? Bet mes niekada nesigilinam giliau, kol neatsitinka kažkokia problema, ar ne? Ja.
Tai aš nežinau, Jurgita, aš paprašysiu tavęs labiau pasidalinti, nes tu labai gražiai moki komunikuoti. Nu, ačiū. Kaip veikia tas natūralus produktas mūsų, sakykime, plauką, gal dabar apie plaukus pakalbėtume, ar ne? Jo, vėliau apie veido odą, ar ne? Vat kaip veikia tas produktas natūralus mūsų plauką ir galbūt kaip veikia produktas, kuriame yra silikonų, parabenų, va tas wow efektas. Tu labai gražiai moki demonstratyviai paaiškinti, tai tu vat gal papasako, vat kaip veikia tas wow efektas ir po to, kas atsitinka, kai mes pradedam naudoti natūralius produktus, čia bet kokios, nes daug brandų mes turim tikrai puikių su natūralia sudėtimi ir kodėl ne visi žmonės juos myli, tai va, dabar Jurgita jums papasakos. Tai per savo darbo praktiką, darbo patirtį, vadinkim taip, sutikau vieną klientę, kuri, kai tik tai atėjo pati, jinai man parašė ir jinai sako, aš sakau, tai yra augalų pagrindų kurti produktai, tai vyks valymosi procesas. Ir jinai man atsakė ir mano širdis dainavo. Sako, o taip, aš žinau, ką reiškia augalų pagrindų kurta. Aš žinau, kaip viskas vyksta. Todėl aš ir žinau ir noriu savo plaukams sveikatos. Mes kalbėjom apie plaukus tuomet. Wow efektas, jis nėra blogai. Bet mes per daug esame, iš tikrųjų, holistinis pasaulis prasidėjo vystytis prieš 10 metų. Prieš 5 metus jis jau pradėjo eiti gilyn. Ir dabar, kuo toliau, tuo natūraliau mes norim imti iš gamtos vitaminus, mes norime balansuoti save, mes žiūrime, ką mes naudojame ir tuo pačiu mes lygiai tą patį darom su savo grožiu ir sveikata. Ir tai yra taip natūralu, iš tikrųjų ir stipru, bet mes daug ko nežinom. Mes nežinom, kaip vyksta visas tas gražinimas, kaip vyksta tas grožis. Dabar, kas liečia plaukus, dažnai esu girdėjusi, tikrai žinau, Jurgita, ir tu girdėjai, kai išsiplauna pirmą kartą produktus, moterys įsigyja gerus produktus, kurie turi dirbti, turi vykdyti procesą ir sako, nepamačiau čia jokio stebuklo iš to pirmo karto. Bet plaukas minkštesnis, lengvesnis, gal toks ir blizgesio įgavo, toksai šiek tiek. Vadinasi, kas įvyksta? Dauguma tikisi to wow efekto, blizgesys, čia kritimas ir visa kita. Tai dabar aš jums noriu atidaryti jūsų rožinius akinius ir paaiškinti, kas vyksta, kai mes pradedame sveikatinti. Augalų pagrindų kurti produktai tai yra sveikata tavo plaukams, sveikata tavo odai. Kai mes pradedam naudoti produktus, štai mūsų plaukas atrodo štai taip. Va tas blizgus elementas tai yra silikonas, apdengtas. Vaškai, silikonai apdengti mūsų plaukų ir mūsų odos. Kai mes pradedam sveikatinti savo plaukus, odą, tai kas įvyksta? Per 3-4 mėnesius, kai kam gali būti ir 5 mėnesiai, vyksta nusivalymo procesas. Plauko ir odos nuvalymo procesas silikonų. Visų, kas yra sukaupta per visus metus. Ir kai vyksta valymasis, įvyksta štai štoks procesas. Jūsų plaukas, mūsų plaukas, vadinkim taip, lieka štai toks atidarytas. Jis yra natūralus, bet jis buvo, įsivaizduokit, vaškai silikonai tarsi dusina plauką, tarsi neduoda mitybos, neduoda, kaip aš sakau, kaip aš čia išsireiškiau prieš Zoomą, yra alkanas plaukas, visiškai. Taip, ištroškęs, taip, alkanas ir mes labai mėgstam sakyti, taip, badaujantis ir mes labai mėgstam sakyti, plaukas nekvėpuoja. Mes labai mėgstam. Nekvėpuoja, bet jis badauja. Kas atsitinka su tokiu plauku? Įsivaizduok, jisai blizgėjo, gražus, o kai nusivalė, jisai taip pat gali tapti ir plonesnis. Jisai pradeda šiauštis, jisai pradeda burkti, va toksai. Tai būtina kaukė, būtini papildomi aliejai, kaukė, kondicionierius, maitinimas. Bet čia dar viskas ne tame. Esmė yra galvoje, kai viskas valosi. Pavyzdžiui, yra problemos, labai plaukas yra badaujantis. Visiškai matyti. Aš dabar pasakysiu simptomus, o jeigu tu tokius simptomus turi, tai turi labai labai susirūpinti.
plaukas plonas, sunkiai augantis, galvos oda, riebaluojasi kiekvieną dieną, tu turi plauti, galvos oda pleiskanoja, jie slenka, jie šakojasi ir jie trupa. Tai ženklas, jog tavo folikulai badauja. Juk jie taip užvargo, kad tu turi tiesiog imtis veiksmų. Arba tiesiog tavo plaukai pradės retėti, silpnėti ir jau tu galvosi, kaip ir kitos kirpėjos, nesako, nuo chemikozės jos tiesiog yra priverstos išretėję plaukas ir sako, nežinau, ką daryti, gal jau peruką dėtis, jie tautų mano, žinai, bet suranda sprendimus, nes pradeda sveikatinti. Aš dar šiek tiek ir kitą pristabdysiu, man iš karto tokia asociacija, kad žmogui būtų lengviau suprasti, ar ne, mūsų galvos oda kažkiek yra panaši į, sakykim, laukų dirvą, ne, kur, sakykim, bus dirva, dirvoje daug akmenų, kažkoks molis, kur augalas negali prasiskverbti normaliai. Ir ką mes darom, ar ne? Nu, aš iš kaimo, žinau, mes tą dirbą purenam, ten trešiam, dar kažką tai. Tai va. Tai Jurgita pratęsk dabar dar toliau, kad mūsų tas plaukas yra tiesiog ištroškęs ir alkanas ir jam tarsi reikia duoti erdvės ir jį pamaitinti. Tai va, kuomet mes atidarom tą problemą, turimą problemą, o žinokit, patikėkit manim, tiek daug dabar visi turi problemų ir su tiek daug galvos odos problemų. Jau nekalbu apie plaukus ir tai yra vienas dalykas. Kai yra atidaroma problema, atveriama problema, tai tą problemą reikia spręsti ir toliau. Komunikuojant, sveikatinant, auginant, trešiant ir prižiūrint. Ir štai šioje vietoje aš pasakysiu, pasidalinsiu, niekas geriau neveikia kaip sava aš istorija. Mano plaukai niekada prastai neatrodė, bet aš turėjau galvos odos problemą, kuri atrodė visai nekalta, kelios pleiskanus, tai atsiranda, tai išnyksta, o vėliau tu pamatai, kad tai jau stabilus pastovumas. Ir supranti, kad kažką reikia bandyti. Nu tai aišku, pirma vaistinė, visi vaistinės produktai, bet tu supranti, kad nepadeda. Ir tada nieko nebeliko, man tiesiog aš galvoju, pradedu. Ir kai aš pradėjau valyti valymosi procesą plaukų ir odos, aš buvau nustebusi, šokiruota, kiek brudo blogio išėjo iš mano galvos odos. Su tuo pačiu riebalavimuose, su tokiom stipresniem pleiskanom ir tai suprantu ir aš laukiau su džiaugsmu, tik tegul valosi. Aš galvoju paklausti, Jurgita, kaip tu neišsigandai, nes daugelis žmonių to išsigąsta, supranti? Ir aš irgi turiu ir draugų, ir pažįstamų, kurios sako, bet kaip iškentėti šitiek, metus laiko, kaip iškęsti. Mano atveju, taip, nes, pavyzdžiui, mano atveju aš neturėjau iš ko rinktis, man buvo nudeginti plaukai ir aš turėjau kantriai laukti, nes arba kerpu trumpai ežiuku, arba laukiu. Bet kas padeda išlaukti to proceso? Čia irgi labai svarbus momentas. Taip, žinojimas, kaip veikia tas produktas, ką jisai tau duos ir į kokį rezultatą tu išeisi. Ir čia yra kiekvieno žmogaus toksai sąmoningumo ir noro lygis. Ar tu nori, ar tu nenori. Ar tau reikia, apvilkau plauką, padariau gražų ir išėjau laiminga. Bet ar tu nori tos sveikatos? Tai čia vėl norisi šiek tiek nemaskuoti. Taip, tai šitas dalykas, edukacija ir žinojimas, pasiskaityti. Galbūt tai yra žmogus, kuris jūs gali edukuoti ir paaiškinti, parodyti, kokio jūs efekto kokį procesą jūs praeisit. Dažnu atveju tikrai būna ir taip, kad vyksta detoksikacijos procesas, stipresnis linkimas plaukų, didesnis gali būti ir paburkimas, toksai pasišiaušimas plaukų. Tai yra ir taip, bet tai yra procesas vardan sveikatinimo ir budinimo sveiko jūsų folikulo. Ir dar noriu pasakyti, klaus. Pavyzdžiui, ateina pas tave klientas, tu konsultuoji, ar retai susiduri su tuo, kad tu žmogui pasakytum, ne, tu jauti, kad žmogus tam nepasiruošęs ir žinai, kad bus su juo problemų, arba dažnai pasitaiko, kad tu klientui sakai, ne, tu dar turi pribręsti, nerekomenduosiu, nesiūlysiu tau produktų, nes jis išreiškia, ne, aš noriu ten to wow efekto ir tu žinai, kad to wow efekto nebus, nes žmogus ateina su labai prastos būklės plaukais.
Vat kaip tu su klientu, nes tu Nieko labai ne. daug Viskas konsultuoji. viskas labai paprasta. Jeigu žmogus ateina ir sako, noriu sveikesnių, gražesnių plaukų, o tu matai visą krūvą, visą puokštę problemų, tai tu ir sakai, yra reikalų. Ar turi kantrybės ir noro sveikatinti ir prižiūrėti plaukus? Tikrai esu turėjusi ir tokių klienčių, kurios sako, neturiu aš laiko ir aš nežaisiu. Nors kaip ir norėčiau, kaip ir reikia, bet neturiu aš tiek laiko. Taip, laiko mes turim iš tikrųjų visi tiek pat. Bet norą ir požiūrį jau čia skiriasi šitie dalykai. Todėl įvardinti ir pasakyti realią būklę visada yra reikalinga, nes žmogus turi suprasti, į kokią kelionę jisai leidžiasi. Nes periodiškai vis tiek reikės kažką tai dasipirkti, kad pastiprinti plauką, galiukus, plauko ilgį, atstatymui, galvos odai, pagal kiekvieno problemą. Ir tai yra iš tikrųjų kaip pas daktarą ateitum. Ir kiekvienas, ir aš dabar pastebiu, tikrai dar kartą pasikartosiu, tiek daug problemų galvos odoje, pačioje, viskas prasideda nuo galvos odos. Todėl štai čia, mėlyjeji, kreipkit didesnį dėmesį į savo galvos odos higienai, nes nuo to priklauso ir plaukų sveikata. Taip, aš dar norėjau tavęs paklausti, tuoj aš dar šiek tiek seku mūsų sąrašiuką, apie ką mes norėjom. Dabar apie tą galbūt ilgalaikį rezultatą, ar ne? Nes yra tas wow efektas, kuris, ar ne, po kuriuo slepiasi, sakykime, tie mūsų sužaloti, kaip sakėm, alkani plaukai ir mūsų užsikimšusi oda. Bet vat, kaip veikia tas ilgalaikiam rezultatum, kai jau mes pereinam, ar ne, tą etapą, vat jau tą sunkiai. Vat kaip tada tas plaukas, kaip jis mums atsidėkoja ir kaip pasakyti, kokią naudą tai turi. Nes mes dabar jau, aš, pavyzdžiui, šviesinta ir aš tikrai, mano kirpėja džiaugiasi ir pavydai, kad mano šviesisintas plaukas ir jis sako, aš dar niekur nemačiau tokio gyvo, tokio užpildyto, šviesinto plauko. Nors apie šviesinimą čia dar kita tema, ar ne? Žinok, jo. Žinoma, Jurgita, tai yra kitas wow efektas. Tai yra natūralumas, tai yra sveikata, tai yra blizgesys, tai yra, žinai tą efektą, tą vaizdą, kai eina moteris tokia šarminga ir, žinai, ten visi vyrai, bet ne tik tai vyrai, bet ir moterys atsisuka. Tai tavo plaukai privers kiekvieną atkreipti dėmesį, lygiai tas pats kaip ir veido oda. Augalų pagrindų kurti produktai taip pat. Tu gali pajausti drėkinimą, tu gali pajausti jau skaistumą, elastingumą, putlumą, bet ilgesnėje, tarkim, 2 mėnesių laikotarpyje tu jau pamatysi jau kitą odos efektą. Ir beje, pasidalink tu apie veido odos pokytį ir efektą. Nes, pavyzdžiui, augalų pagrindų kurti produktai, jie skverbiasi giliau, turi maitinimą intensyvų ir tuomet oda jau užsipildo nepilnai procese. Bet tavo situacija buvo visiškai, kaip tu pasidalinai, tu turėjai ligą ir tiesiog ligas sveikatos, ne? Ir tu nepajėgi darytis rutinos, tai normalu, nes buvo laikas. Kaip tavo oda reagavo? Taip, aš kai, sakykime, ar ne, esu ta jautri asmenybė, apie ką aš daug kalbu savo asmeniniam story ir, kaip sakant, gyvenimo seniau mano oda buvo be galo jautri. Be galo, dermatitinės dėmelės, tai čia toks streso išraiška ir aš iš tikrųjų buvo etapas, kad man niekas netiko. Niekas, ant tiek aš atsargiai turėjau rinktis kosmetiką ir aš visada sakydavau, jau mano yra ta oda tokia, kad man niekas netinka. Bet su laiku, su metais, kai ką mes ir kalbėjom anksčiau, ar ne, kai aš pradėjau gilintis į tą natūralumą, aš taip pat pradėjau vaikščioti pas kosmetologę, ar ne? Ir kaip pasikartosiu, ačiū Dievui, mano kosmetologė, pas kurią labai senai buvau, turbūt visus 3 metus nebuvau. Ir kaip aš atrodau. Jinai taip pat labai gilinosi ir labai vertino tuos natūralius produktus. Ir kaip man kartais moteris pasako, o mano oda yra gera, arba aš turiu problemų, ne taip pasakysiu, aš turiu problemų, bet taigi aš einu kartą į mėnesį pas kosmetologę.
kartą į mėnesį, kur iš tikrųjų reikia suprasti, kad mūsų odai reikia kasdieninės rutinos, ar ne? Subalansuotas. Taip. Ir labai mintis šokinėja, nes noris labai daug ką pasakyti. Natūralūs produktai, ar ne? Daug kas galvoja, kad natūralus, jeigu natūralus, tai jis neveikia. Arba jis yra per silpnas. O iš tikrųjų, tai nereiškia, kad natūralus produktas yra silpnas. Jis gali būti ir netgi pasikandžioti. Nes natūraliuose produktuose būna labai stipri vitaminizacija. Nesvarbu, kad jinai yra išgauta augalų pagrindu, bet būna labai stiprios vitaminizacijos. Tas, sakykime, ar ne, ta vitaminų bomba tavo veidui. Ir jeigu tu prieš tai nesi nieko naudojas arba labai mažai naudojas, arba naudojas kremus su silikonais, su parabenais, kur jau visi tie, sakykime, vaškai yra užpildė visas tavo poras, ar ne, aš jau taip paprastai čia pasakoju. Tai tas augalėlių pagrindų produktas tau gali taip pat suteikti priešingą reakciją, nes taip pat oda kažkiek valosi, arba jinai tiesiog iš to troškulio, arba, čia kaip pavyzdį, ar ne, galim duoti, pavyzdžiui, kai žemė būna labai išsausėjus, ar ne, ir mes bandom palaistyti, ten molis, sakykime, greitai sugeria kažkur į tuos įskėlimus, arba kur būna žemė kaip smėlis, tas vanduogi paplūsta paviršiui, jisai net nesusigeria. Tai čia yra va tų tokių, pafantazavimui, ar ne, kas liečia veido odą. Jurgita man uždavė klausimą, sakykime, ar ne? Tavo pačios oda, va, pavyzdžiui, ligos, streso, vaistų. Taip, ar ne? Sakykime, ar ne, aš jau metus, aš iš tikrųjų prieš tai naudojau pakankamai, sakykime, švarią kosmetiką, švarią, pakankamai. Tai nereiškia, kad 100%. Tai kai aš pradėjau naudoti augalų pagrindų produktus, aš pastebėjau, kad, tarkim, ar ne, dabar aš buvau čia, sakykime, 1,5 mėnesio iškritus. Ir aš realiai pavargusi. Ir tu su galvos svaigimų priepuoliu tikrai daug kas žino, kad tau jau ne kremai ir ne rutina galvoj. Ir ką aš pastebėjau, kad seniau būdavo 2-3 dienos neužsitepu kremą ir viskas mano oda reaguoja. Viskas jin tiesiog šaukia, kad reikia pagalbos ir ten jau tu būdavo vos ne su vazelinu tepi, kad tau tos odos nereiktų jo. Dabar man praėjo savaitė, aš ten minimaliai ir ta mano oda, jinai ant tiek, sakykime, ar ne, primaitinta, jinai netaip stipriai reaguoja. Ką tai reiškia, kad produktas jis duoda ilgalaikį poveikį, ar ne? Aš naudojau, bet atsitiko taip, kad aš negaliu naudoti, mano oda taip greitai neišsenka. Mano oda, taip, jau jin yra užpildyta, ten jaučiasi šiek tiek jo paakiai, nes mūsų jautresnė zona, ar ne, jau norisi, bet iš tikrųjų tas labai nustebino, kad po savaitės nesilaikymo rutinos mano oda tikrai atrodė gerai, ko nebūdavo anksčiau. Tai va, tai ir norisi pasakyti, kad tie augalų pagrindo produktai, jie veikia ilgalaikiai perspektyvoje, ar ne? Jie nėra vėlgi taip pat, kad, nes daugelis irgi girdi moteris, sako, ai, tie kremai, sako, pripranta oda, kol naudoju, tol gerai, nebenaudoju, blogai. O realiai tai čia yra visai ne apie tai. Čia yra tas wow efektas, kol naudoju, mano oda padėkoja, atrodo gražiai. Čia lygiai tas pats, kas makiažą pasidarai, nusivalai tu vėl. Jo, turiu klausimą auditorijai. Parašykit, ar esate bandę augalų pagrindų bet kokią priežiūrą? Plaukams, veido odai, galbūt kūnui kažką tai bandėte, žiūrėjote ir brūkštelkite į komentarus. Nes mes komentarų nematom šiandien, ar ne? Šiandien nematom komentarų. Padiskutuoti. Tai va, nežinau, Jurgita, gal dar tu kažką apie odą turi pridurti, nes sakau, čia tokia aktuali ir man skani tema, kad aš čia galėčiau kalbėti iš vienos pusės ir iš kitos. Gal aš dar kažko nepaminėjau. Žinai, aš tik noriu pasidžiaugti mūsų klientėmis ir tai, ką matau, ir tai, ką jaučia mūsų klientai. Kai naudoja veido odos produktus, ir mato jau per pirmą, pavyzdžiui, po akių zoną, per pirmą prisilietimą, kaip darai gyvus susitikimus, iš karto moteris, noriu, šakis, kaip gerai, viskas, žinai. Tada tu supranti, kad arba nori, arba jau naudoja ir mato tą pokytį rezultatą ir sako, geras, man tikrai patinka, aš nenoriu nieko keisti. Bet tai kalba apie moterį, kuri jau mato pokytį, kuri jau gauna tą pokytį ir mato save veidrodyje visiškai kitokią. Ir jie supranta, kad nieko daugiau nenori keisti. Tik tai
maitinti, sveikatinti. Mes gavom, atsimeni, turėjom tokį pokalbį ir keturiese kalbėjom ir gavom tokį pokalbį, sako, nu jūs tai kaip užsisementavusios, žinai, laikas susistabdžiu. Realiai, tiek tau, tiek man, čia ne 15 metų atgal pamažina, žinai, bet tai vien tik dėl to, kad tu žiūri į tai, ką tu naudoji. Tu domiesi tai, ką tu naudoji. Ir tu tuomet turi tuos rezultatus. Ir aišku, čia tema, vat, man norisi toks dar papildyti, nes ar ne, žmonės gali galvoti, kad mes čia tik apie produktą šnekam. Čia yra daug plačiau, į visą tai įeina, ar ne, ir mytyba, ir vitaminai, ir sportas. Čia viskas yra susiję, bet vien to taip pat nepakanka. Nu, vien to nepakanka. Reikia ir tos išorinės pagalbos mūsų, nu, sakykim, tam, nenoriu taip sakyti, bet mes vis dažnai išgirstam tam, sakykim, natūraliam senėjimui. Gražiam senėjimui. Gražiam senėjimui. dabar sako amžėjimas. Amžėjimas. Tai va, ir nežinau, Jurgita, dar kažką pasakyti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad šiandien grožio pasaulio industrijoje labai lengva parduoti greitą efektą. Tai tikrai žinom ir jaučiamės kiekvienas. Bet daug sunkiau yra kalbėti apie patį procesą, kantrybę ir tą tikrą atstatymą, vedant į rezultatą. Galbūt todėl mes taip dažnai nusiviliame, neleidžiame savo, neduodame, nebenorime duoti savo laiko, kad vestų mus į tą rezultatą, matytume mes galų gale tą rezultatą. Ir tuomet mes ieškome stebuklo, mažo arba didelio stebuklo per vieną dieną. Ir tikrai esam pasiruošę mokėti kur kas daugiau negu 100 eurų ir 500, bet kad tik tai turėtume stebuklą. O tikri pokyčiai dažniausiai gimsta ne per vieną dieną, ne per vieną mėnesį, per laiką. Per mūsų norą mylėti save, per mūsų suvokimą saugoti save, rūpinti savimi ir turėti ilgalaikį rezultatą. Tai tiek norėjau pasakyti ir greičiausiai užbaigti mūsų podcastą. Mylėkim save, rūpinkimės, daugiau domėkimės ir turėkime, amžėkime gražiai. Amžėkime gražiai ir, kaip sakant, merginos, į grožį, į tą ne tik išorinį ir vidinį, ar ne, kas yra labai svarbu, nes kaip mes jaučiamės viduje, taip mes ir atrodome išorėje. Tai ką, Jurgita, gražaus savaitgalio, tau puikios kelionės į Lietuvą, kaip noriu, net šiurpuliukai. Kaip noriu iš tikrųjų, bet šį kartą dėl meilės savo, teks pasilikti Vokietijoje. Tai va, tai ką, brangiosios, užduokit klausimus, nu ir ką, Jurgitėlė, Būtinai atsakysim ir ačiū už jūsų aktyvumą, ačiū už jūsų buvimą, ačiū už komentarus. Iki kitos savaitės. Iki. Su nauja tema. Iki.